Sveiki gyvi visi, taigi verslumo savaitės renginiai tęsiasi pas mus mokykloje ir šiandien vyksta verslumo debatai. Ir šių debatų tema būtų: regioniniai prekybos blokai jaunimo verslui yra naudingesni nei pasaulinė laisvoji rinka. Mes turime labai aktyvius mokyklos debatininkus, kurie dalyvauja įvairiuose konkursuose. Ir taip sutapo, kad ši savaitė jiems labai karšta, jie labai daug dalyvauja, yra pavargę, tačiau man atrodo, jie dar pasijungs ir mūsų tą renginį ir debatus, ir mes įdomiai pasiklausysime. Prašom, mėgėjai, žodis jums. Ponios ir ponai, jaunimas yra mūsų ateitis. Dėl to mes tikime, kad jam turėtų būti sudarytas geriausios sąlygos įgyti išsilavinimą, plėtoti savo verslą. Ir dėl to šiandien teikiančiųjų komanda teigia, jog regioniniai prekybos blokai jaunimo verslui yra naudingesni nei pasaulinė laisvoji rinka. Bet prieš supažindinant jūsų mūsų argumentais, temos definicijos. Regioniniai prekybos blokai yra laisvosios muitais ir kvotomis neapribotos prekybos blokai, apimantis vieną netoli kitos geografiškai esančias valstybės. Pavyzdžiui, Europos Sąjunga, Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimas, trumpas taip NAFTA. Jaunimo verslui yra naujai pradedam kurti verslui. Ir galiausiai pasaulinė laisvoji rinka yra prekybos sistema visame pasaulyje, panaikinus bet kokius prekybos apribojimus kaip kvotos, muito mokesčiai ir panašiai. Šiais laikais vis daugiau studentų pasirenka studijuoti verslo vadybą. Jaunimas svajoja sukurti naują perspektyvų verslą, kuris neštų jam naudą visą gyvenimą. Deja, šiomis dienomis sunku įsivaizduoti verslą be užsienio investicijų. Todėl šiandien mes rodysime, kad kurti naują verslą yra naudingiau, kuomet šalis priklauso regioniniam blokui. Ir jei neigiantieji nori laimėti šį debatą, jie turi įrodyti, kad naujas verslas sugebės atsilaikyti pasauliniai konkurencijai ir bus pelningesnis įsigalėjus pasauliniai laisvai rinkai. Taigi, pirmasis mūsų argumentas yra regioniniai prekybos blokai padeda siekti geresnio išsilavinimo. Antras, regioniniai prekybos blokai apsaugo verslą nuo per didelės konkurencijos. Ir trečiajam argumente aš kalbėsiu apie tai, kad prekybos blokus egzistuoja mažesnės transporto išlaidos. Labadiena, ponios ir ponai, iš tiesų labai malonu kalbėti prieš tokią malonią auditoriją. Prieš daug malonių veidų ir ką šiandien norėtų opozicija parodyti, neigiančiųjų komanda norėtų parodyti, jog iš tiesų esanti situacija yra tokia. Regioniniai prekybos blokai yra lyg konservų sandėlis, kurie laiko konservuoja senas, dar tarybiniais laikais susikūrusias įmonės arba įmonės, kurios egzistuoja 50-60 metų. Tos subsidijos keliauja tom įmonėm, o jauni žmonės, nesakau, kad jie išsilavinę, jie tiesiog neturi galimybės įeiti į rinką. O mes ką siūlome? Mes siūlome tiem žmonėm atverti pasaulinę laisvąją rinką. Tai reiškia įnešti į mūsų pasaulį šviežaus oro ir šviežių daržovių vietoj koncertų. Taigi, pirmiausia, savo kalboje aš atmušiu mano kolegės pateiktus argumentus. Pirmasis būtų apie išsilavinimą. Jog regionuose prekybos blokuose yra subsidijuojamas išsilavinimas, vien tik 8 milijardai leidžiama ant subsidijavimo. Jeigu būtų laisvoji rinka, aišku, šitas subsidijos jau nebebūtų mokslas, būtų mokamas. Ir tai automatiškai reiškia, jog žmonės būtų neįsilavinę, žmonės negalėtų prieiti prie mokslo ir žmonės negalėtų kurti savo įmonę. Mes sakome, kad yra absoliuti nesąmonė. Ponas ir ponai, taip, dabar labai daug žmonių turi įsilavinimą, bet aš matau prieš save 30 veidų ir aš negaliu teikti, kad vien tik todėl, kad jūs mokotės, dabar mokotės fiziką, mokotės verslo vadybą ar kažką, kad jūs visi įkursite savo verslus. Ne, ponas ir ponai, iš jūsų įkurs savo verslą 1 ar 2 žmonės. Ir patikėkit manim, tam, kad jūs tai padarytumėt laisvojoje rinkoje, jums nereikia daktaro diplomo, jums reikia turėti galvą ant pečių. Mėgėjai, diskutuoti turbūt galėtumėm labai daug. Dėkoju debatininkams, dėkoju visiems, sėkmės ir būti visiems verslėms.